Viktorija, sės. Nu, kaip tavo sesuo Rasa gyvena? Gerai, Rasa. Gerai. Sofija? Irgi gerai. Labai gerai. Namų valdovė auga. Visa į senelį. Nu, ką smagu žinot, kad kažkur kitam pasaulio gale turi anukytę. Tik širdį skauda jos nematyti. Bet ką daryti? Mano sūnus kol kas nelinkė į vedybas. Gerai, tėvai, nebepradė gal? Ką, nepatinka tiesa? Nu, kad jau apie tiesą prakalbam. Mane informavo, kad tu turi man kažką pasakyti. Pas jūs yra Rimas Burokas. Galbūt. Aš neklausiu. Aš žinau. Netgi taip. Yra. Iš kur tu žinai? Jis gyvas? O kodėl turėtų nebūti? Na, po to, kai jisai padarė. Mes sprendėm, kuris iš dviejų kandidatų, tai vadinasi Burokas, į mane šovė. Tai bet kaip? Tai kaip čia dabar išeinat, pasirodo Lukas mane nenušaut, o gyvybę išgelbėt norėjo. Nu ką, teks vaiko atsiprašyti. Tai dabar, Viktorija, man paaiškink. O tai kaip šitaip nutiko? Kam tam Burokui prireikė mano mirties? Baig žaist! Tu nori pasakyti, kad kažkas jūs užsakė mane nužudyti mainais už tylą? Taip, bet aš labai atsiprašau, mes tikrai... Neatsiprašinėk. Aš nežadu tavo atleisti. Gerai, dabar nepapie. Man dabar svarbiausia išsiaiškinti, kasgi šitaip nori mano mirties. Tai kaip įsivaizduoji tai padaryti? Nežinau, bet kaip nors išsiaiškinsi. Višta ta višta. Višt. O tik būtų užtekę mums paskambinti. Ir mes būtume šitą pabandę viską sutvarkyti. Nu gerai, gerai. Dabar klausysi manęs. Ir darysi, ką liepsiu. Aš šito taip nepaliksiu. Aš turiu sužinot, kas mane užsakė. Žinai, man atrodo, kad tu kulinarė esi žymiai geresnė negu brokerė. Žinai, kas aš dar esu? Geresnė. Aš esu geresnė tikrai kulinarė nei tų komplimentų sakytoje. Bet to brokerė aš buvau tą dieną lygiai 0 minučių. O valgyti gaminu, nežinau, 100 metų. Geriau jau būtų atvirkščiai. Tu pažiūrėk, visiškai be praktikos tu man suradai puikiausią butelį. O jeigu niekada nebūtum gaminus valgyt, tai aš manau, mūsų šiandieninė vakarienė būtų visiškai pasibaigusi liūdnai. Nu, matai, džiaugiuosi. Klausyk. Bejo, kaip tau? O vyną
Vyną tu nealkoholinį geriu? Taip, Vėl? geriu nealkoholinį. Savo bačką jau išgeriau. Ne. O galiu truputėlį? Dar. Taip, prašom. Beje, kaip būtas? Labai ačiū, aš tau labai dėkinga, nuostabus. Džiaugiuosi. Žiūrėk, man smalsu kažkaip. Aš tikrųjų labai noriu tau padėkoti. Labai. Tiesiog, kad tu mane šiandieną pasikvietei, ne taip vienišą. Nes tikrai nuoširdžiai sakau, staugiau kaip vilkas iš vienatvės. Ačiū. Labai. Tai čia nėra už ką. Bet apie ką aš norėjau paklausti. Kas tavo vyrui ten atsitiko? Žinai, dar nelaikas. Tiesiog dar nepasiruošus. Kada nors papasakosiu tau. Aš labai atsiprašau, tikrai nenoriu lysti tavo dūšę. Atleisk, kad paklausiau. Nieko tokio. Tikrai nieko tokio. O gal pažiūrim žinias? Taip. Pažiūrėjau. Kažkaip labai keistai. Gyvendama mieste labai pasilgau televizijos. Pagarsinsiu. Vilniečio Fredo Kogano namuose neprašyti, bet malonūs svečiai. Juose apsigyveno ežių šeimyna. Ežys, ežienė ir 4 ežiukai įsikūrė visai šalia namų. Turbūt jokių problemų nėra. Šeimininkas sakosi palepinantis. Rodo tokius reportažus. Tačiau puikiai žino, kad kvaišių jiems geriau vengti. Aš puikiai žinau, kad ežiams negalima duoti pieno. Tai mes jau surandam kitokių produktų, taip sakant, kaip palepinti šiuos mūsų, taip sakant, kaimynus. Bet kaip faina, negaliu. Operatoriau, ateikite, pažiūrėkit. Va, žolėlė, tai šeimynė. Šiurpą keliantis vaizdelis iš kretingos. Ten užfiksuota, kaip vairuojančius Labai tavęs. per plauką nepražudo. Labai atsiprašau. Ne, tai nieko tokio, čia tiesiog taurės sudužo. Aš pati, kas čia man darosi, rankos dreba, negaliu suimti savęs. Šūkės gyvaime neša. Kas tik tu neįsiminiai to vyro su ežiukais vardu ir pavardės. Čiagi Fredas Koganas, nepažįsti? Labai takingas verslininkas, bet to jo labai yra įdomi ir spalvinga biografija. O tave sudomino ką, ežiukai ar jis pats? Gerai. Diena, aš jau turiu eiti. Labai atsiprašau. Turiu daug labai reikalų. Net nežinau, kad aš šiandien tiek daug visokių reikalų turiu. O tas taurės aš tau nupirksiu 6 ir labai gražias, tikrai. Viskas. Aš jau turiu eiti. Kažkas atsitiko, Roberta? Ne, viskas gerai. Iš nublokšto automobilio. Kai pervaža dar tebevažiuoja traukinys. Už pažeidimus moteriai gresia baudos iki 600 eurų. Be to iš jos greičiausia bus atimta teisė vairuoti. Valstybinė... Atleisk man, Fredai. Neatsiprašinėk. Aš tau sakiau, neatsiprašinėk. Čia per didelis dalykas, kad aš va taip imčiau ir pamirščiau. Aš tikrai nenorėjau. Bet mums grasino. Kas dabar bus, Fredai? Einam, aplankysim tą tavo gražuolę. Nori pažiūrėti? Einam. Labas, sveika, kaip tu? Gerai aš. Kaip tu? Kaip matai, geriausias mano gyvenimo dienos. Tiesą sakant, nepamenu, kada geresnis buvo. Skrai kažkaip nedaug ką pamenu šiandien. Gerai, Luką triškite, paleiskite. Tegul eina susitvarkyti. Ką su šitu? Šitas tegul pasėdė ir pamasto. Gal kažką gero prisimins. Einam. Tai jau kaip ir aišku, kad aš... Jau aišku. Pušką turi? Ką? Pušką turi? Lukas, jeigu ir turiu.
Tai gal gali paslaugą padaryti ir nušauti? Prosto. Norėtum? Norėčiau. Susitvarkysi? Lukai. Išeik. Laikyk į senį. Tu čia darai, tu miręs? Tai kaip ir gyvas. Aš noriu būti su Luku, ne su tavim. Sveikin. Maručis, jisai ligoniniai. Jį iššovė. Aš esu jo sūnus. O jūsų kraujo grupė? 4, tokia pat kaip ir tėvo. Ir jūs apsisprendęs operacijai? Yra kitas variantas. Ačiū Dievui, aš taip jaudinamasi. Žinai, nėra už ką atsiprašinėt, Laura, viskas gerai. Tiesiog nepamiršk, aš po operacijos. Aš labai atsiprašau, kad tave čia atvežiau. Aš tikėjausi, kad viską galėsim pradėti iš pradžių. Aš tikrai Laura, labai atsiprašau. Nusiramink, nėra tau už ką atsiprašinėt. Ką jie to padarė? Ką jie to padarė? Mušė tave, taip? Tai aš matau, kad mušė. Viskas, aš pažadu. Mes iš čia išvažiuojam ir daugiau čia nebegrįšim. Viskas, renkamės daiktus, važiuojam. Nusiramink. Viskas gerai, tau nėra už ką atsiprašinėt. Viskas gerai. Niekas manęs nemušė. Mes tiesiog pasikalbėjom ir išsiaiškinom dalykus. Viskas. Tu gali mane meluoti. Kodėl tu man meluoji? Gali tu bent man nemeluoti. Man visą gyvenimą visi meluoja ir meluoja ir meluoja. Žinai, ko aš noriu, kad mano šeimoje man niekas nemeluotų. Gali mane meluoti. Gerbiu tavo tokį norą. Ir nenoriu aš to meluoti. Bet yra dalykų, kurių tau geriau nežinoti dėl manęs, tavęs ir mūsų. Laura. Žiūrėk, tu manęs neklausk, o aš tau nepasakosiu. Gerai? Gerai. Šitaip galim sutarti. Atsargiai. Ką dabar darom? Vienintelis variantas. Išsiaiškinti, kas iš tikrųjų nori mano lavono. Aš šitie du mailiai. Čia nesmė, čia tik vandenėlis. Man svarbu išsiaiškinti, kas už viso šito stovi ir režisuoja. Kaip tu įsivaizduoji tai išsiaiškinti? Nežinau. Reikia sudaryti vaizdą, kad jie gavo tai, ką jie nori. Tai leisk, aš tau priminsiu, kad jie nori tavo lavono. Taip. Tai reikia sudaryti vaizdą, kad jie gavo tai,
ko jie nori. Jūs turite omeny inscenizuoti jūsų mirtį? Va, pasirodo. Tau galva duota ne vien tik tam, kad į vidų neprilytų. Jeigu jis sužinos, kad jūs esat gyvas, tai man vėl šakės. Tai kas? Tai ne tai, kad čia man labai rūpėtų. Gerai, nebijok, mes tavęs nepaliksim. Reikia sužinot, kas už viso šito stovi ir padaryti taip, kad daugiau nebestovėtų. Tėvai, tu gul kažkur į šitą vietą, nes jeigu į tave šovė iš ten, tai greičiausiai tu būtum plačiau nukritęs. Davai tik ne nugarą, nes turi matytis. Kaip dabar, gerai? Valėvis, padarys savo darbą ir atrodo, kad gerai. Tik mums reikės visiems pasitraukti, kad šešėlių nesimatytų, o tu veik fotkink. Langą atidarykit, buvo langas atidarytas. Parodyk. Gerai, viskas, tėvai, kelkis. Ačiū. Gerai. Parodykite man. Niekada negalvojau, kad teks pamatyti savo nabašniko nuotraukas. Ką, neblogai, ne? Gerai. Ką, viskas? Tvarkomės? O tai kurią siūst? Tai ta paskutinė. Gerai atrodo, ne? Paprašė. Ką čia reiškia atrodo kaip gyvas? Tai gal suprato, kad imitacija. Sakiau, pasiruoškim kruopščiau. Vėl kažkokią detalę būsim praleidę. Atrašė. Kaip gaila, kad tik atrodo. Tai jis gali iš tavęs ko nors dar norėti? Nepaleisk. Rašyk, ką reiškia tas nebent? Gerai, pats įspastus lenda. Davai tik iškart nesutik, pasilaužim. Jo, kažkaip turi atrodyti viskas tikra. Rašyk. Visiems, kas siūlo. Gerai, nesvarbu. Žiūrėk, iškart nesutik, pasakyk, kad pagalvosi. Svarbiausia sužinot, kas auka, ne? Rašyk. Atsiuntė nuotrauką. Keinys. O čia tai įdomus posakis. Ne, čia dar įdomiau. O įdomu, kas gali norėti mano Keinio mirties. Tai ką dabar darom? Tai ką? Reikia laikinai užkast karo kirvuką. Ir skambina Vladui.